Papasako, kiek plauksim? Daug plauksim šiandien su dingiu. Ir kažkur kažkokių ungurių žiūrėti. Nu, aišku, ir visą salą apžiūrėsim, nereiks tada plaukti su laivu. Ir gadinti variklį ir kūrą lik. Tai kitą salos pusę, žodžiu, dabar varom. Gražus tokie nameliai čia pasidarė iš šitų iš katamaranų. Ir gyvena čia va jachtą prisišvarta žmogus. Savo, nežinau, bet ir čia dar yra tų iš varam ar kaip tie katamaranai, tai iš tų pasidaręs. Gal nuomoja čia tipo apgyvendina turistus. Įlanka tai beprotiška grožio. Srovė baisiai didelė čia šitam kanale aplink visą salą. Ir ten va dar vienas irgi toksai stovi katamaranas. Nuvarom, ne? Aha. Tai ką tu norėsi daryti? Plaukiam apžiūrėsim, kas čia per parduotuvę. Atplaukiam į perlų fermą ir vyksta čia dalykai. O. Su pincetais. Kaip kokie dantistai, anerukai. Ir tu taip darai. Bet tu taip atsargiai nedarai. Ten visokių daugiau prikiši į burną dalykų. O čia savo pokšt gražiai. Praskečia. Op. Įšiepia. Geltoną žirniuką įdedat. Nes aš dar 100% žinau viską čia daro, bet labai jau atsargiai viską daro. Va, augina juos, suleidžia šitus dalykus ir va ten visoje to įlankai burbulų prileista. Tai ten, va, kaip atrodo, kažkokie akmenys, čia gal inkaras koks, nežinau, bet gal papasakos mums čia. Nu ir visi grožiai parduotuvai. O kas parduotuvai vietinių gamybą kažkokia ir viskas. Nu ir perlų, čia sertifikatas išduoda viską. Nu dabar reiks poniai nupirkti perlinis auskarus turi būti. O gal ir ne, nes kainos teikti savo. 250, 200, 400. Nu pakainuoja, biški pakainuoja, negali sakyti. 5%. Čia turbūt nuo 1000, jo, 1000. Už 700 PM gali šitą nusipirkti. Arba šitą už 1,5 štukas. Kaip brangakmeniai kokie, sakyčiau. Tikri brangakmeniai. Eina savo perlų vėrinys. 300 000, tai čia gautas 3 štukas eurų. Nu, gražiai. Teta perka, žodžiu, už 11 000 dolerių dalykus. Tai man tie moliniai labiau prieinami negu perlai. Na ir gražių labai.
On a vu des belles. Ah, au final, il a mis son collier. Oui, celle-ci, bon, celle-ci, je suis avec dessus. Nu, žodžiu, prabangiai viskas. Bet va paklausa yra, pristoja čia labai perka visokius. Nu. Po 50 pigiausių pakabuk. That we use here in French Polynesia to cultivate pearls. Yeah. The scientific name is Pinctada margaritifera. Simpler name, black-lipped oyster for these black lips that produce that black pearl from French Polynesia. So in the ocean, among 15,000 oysters, only one will produce a natural pearl. So we had to find a way to cultivate them. The Japanese found the grafting technique, and there are also those that curve the beads that are made from this abalone shell from Mississippi River. When they started to graft, they tried with porcelain, plastic, but the oysters reject 100%. But with these ones, we can get at least 50% of chance to get a pearl, you know. So the first step for the grafter will be to select the color of the future pearl, and for that, as you can see, those different colors on the shell. You can touch them if you want to see it clearer. This one is the Puerava color. This one is more flashy green pink, and this one will give some champagne color. So we choose the color from the shell of young oysters, and so from the selected shell we will get to make the piece of graft, this part, the mantle, this black lip, and we cut it into small pieces like this. And then we start the graft by opening an oyster, and we have to be careful not to open it too wide. You will see the white when you watch the grafter, because that's too wide. Open it just a little wide, because if you open it too wide, you harm the muscle. And if the muscle gets harmed, the oysters end up dying. So we open it just a little wide, and we make an incision. As you can see, there's already a pearl in this one. So we make an incision in the pocket that also produces the eggs of the oysters. And then we insert a bead and a piece of graft. And then we will put them inside those little bags on these ropes. Then inside those bigger bags to protect them from those predators like the turtle. She loves to eat oysters. And some fishes with good teeth also loves to eat oysters. So we put them in bags to protect them. And then we bring them back in the sea. So those buoys that you saw in the ocean, that's where we store all of our oysters. We will let them heal for a month, and then we take them out to check. If we find the bead inside the pocket, it means that it rejects. So it won't produce a pearl, and it will never produce one, because once an oyster rejects, it never accepts any more graft. But still, the piece of graft that was inserted while grafting will stay in the pocket and produce natural pearl that we call the keishis. And in our farm, we give those oysters a second life by using those kind of plastic bags of different shapes, like this one is a drop, and we stick with hard glue on the shell, and we let the lips cover them, and after 9 months we get these mabe. And we just cut them off, make pendant, or we use another shell, polish it, and make like a little ray or turtle, and we stick the mabes on them to make jewelries. And so for the oysters that did not reject, we will keep them for 18 months, because it takes 18 months for a pearl to be ready. So after the 18 months, when the grafter will come to collect the pearls, he will only select those that are perfectly round and pretty colors to make a second graft. And for that second graft, he will have to select a bead that is the exact same size as the pearl that he just took out to make that second pearl. And when you do the first graft, you add the piece of graft for the color. But after, when you collect the pearls and you have to regraft again, you don't have to put colors anymore, because the pocket took the color of the first graft. So pearls will always be the same color, just bigger. And so when the oyster is not usable for anything else, we get only the muscle here. It tastes very good. That's the edible part. With lemon, it's better to eat it raw than cooked. Thanks for your attention. Thank you very much. Thank you. My It was really pleasure. interesting. Su tais laivais tokiais varinėja. Nu ir tipo ekskursijas veža. Prisėda, nuvaro, parodo ant tos fermas. Čia dirbiniai.
Skylis grėžia, auskaras veri. O čia parduotuvėliai. Išsirinkam bėdžių skyriai. Va čia tos visus deformuotus. Bet nepigiausia. Nepigiausia, bet bėdžių skyriai. O kitur negalim net žiūrėti, nes labai degina akis. Kaimas degina. Jo, sertifikatą išrašinėjai. Pamatuoja, užrašo. O, turės oficialų. Oficialų pierolą. Nuo suriša. Apsauga nuo vėžlių, sakė, vėžliai labai mėgsta valgyti juos. Ir leidžia į vandenį. Čia juo prikabino, paskui veža tolin. Žuvų pilna aplinkui. Irgi perlus mėgsta turbūt žuvis. Išsilaipinom jau dabar į tikrą krantą, ne į salelę. Eisim kitų įdomybių žiūrėti. Tai į vieną populiariausių vietų, kur gyvena unguriai mėlynom akim. Einam po tiltu ungurių žiūrėti. Labai didelis šitas. Attention, attention. Allez, viens là. Viens, viens. Voilà. Oui, ça, là dedans. Na, akis tokios matosi, mėlynas. Eina savo metras. Skaičiau internete, kad gali iki 2 metrų užaugti. Je te fais une vidéo de ouf dedans. Non. Va, iš ko reikia namus statyti. Katamaraną ant stogo užsidėję, to iš kitos pusės parodysiu, kaip gerai atrodo čia viskas. Va, prašau. Katamaranas ir išmūryta pačia namas. Va. O tai va. Va, langustus 20 cm galima jau imti. Ir tokį va buvom pagavę vieną kartą. 14 cm. Atplaukėm į kitą vietą. Eisim paieškoti dabar vanilės fermos. When you open this, Yeah. you can put on the bottle, Yeah. and then you can keep long time. Or if you want, you can. It's like a perfume. Yeah, it's Oh, perfume. okay, okay. Or if you want to use, you cut, In and a then you open, Yeah. and you have the beans inside. You can use for your sauce or a dessert. Okay, If you make yeah. dessert, put on Okay. the That's nice. cocktail on the rum. Yeah. Nice. Turėsim dabar 20 gramų vanilės. Kvepės visas Kvepės laivas. visas laivas. Štai kaip atrodo vanilė. Kvepia. Visas kiemas. Na, Lukas su šunim žaidė. Okay, Tai let's go. čia mes atėjom į vanilės fermą ir mums parodys, kaip augina tą vanilę. Now we don't have more. Normally, this mound they give the flower, and then it's too late
We don't have flower at the moment. Maybe August they give more flower. Okay. And each flower, it's each beans of vanilla. Oh, yeah. Yeah? We necessary to pollinate the flower Yeah. and they give the beans of Okay. vanilla. It's a huge plantation. Yeah, No? no, 10 years now. O, Yeah. okay. Nu, va čia ta vanilė kaip auga. Nu, tai gaila nebėra to pačio žiedo. Jo, kiek žiedų yra, tiek vanilės ir būna, taip pat tiek ir užauga. Bet vis tiek patį augalą įdomu pamatyti. Ir kaip jie auginame čia. We'll Google it. Yeah. Yeah. And this is when you plant the first time, you just take around here, Yeah. and then you wait 3 years, and they give first First flower. one. Okay. and then we pollinate the flower. Each flower is each beans, Mhm. and we wait 9 months when it's ready, the beans. Wow. And then we put on the sun of 3 weeks at 1 month, Okay. and then we prepare the vanilla. Wow. It's a long time. It's a ago long to time. Prepare, yeah. Yeah. O Lukai va tik rūpi šuniukai. Aha. O, aš žinau. Niekas Okay, kitas, thank tik you. šuniukai. Thank you, it's pleasure. Ganosi karvės. Mes lipam į kalną. Ieškam kavinės, kur užkasti. Nes dar labai toli mums su dingiu iki laivo plaukti. Čia bairiai, kai prisiskaitai komentarą No for England'e, kad priplaukti neįmanom. Tai gerai, tai kaip šitie laivai priplaukia. Laivus pakelia su tais didžiuliais ratais, suka juos, virvės vyniojasi ant vamzdžių ir pasikelia laivas po stogu, savas garažas. Tai dabar mes einam, pabandysim gauti, pavalgyti. Jan gavo sveikinimo dovanų, nueiti į restoraną, tai dabar eisim į restoraną pavalgyti. Ir prisiskaičiau, kad daplaukti po nelabai manom, bet kartais reikia mažiau skaityti. Ir čia lygiai taip pat, kaip apie kai kurias salas rašo. Rašo arba ten daug kas komentuoja, arba tiesiog sako savo nuomonę, kad ai nieko gero, nieko įspūdingo. Šita sala man yra viena įspūdingiausia kol kas iš viso šito archipelago. Sakykim, aišku, dar nematėm daug salų, bet man šita labai patinka. Aišku, žiūrėsim, kaip atrodys ir kitos salos. Plauksim, neužilgo jau yra Aitėja ir Bora Bora. Tai ten irgi bus gražu greičiausiai, bet bus turistų dar velnia. O čia turistų nėra, kruizerių nėra, ta prasme tuščia. Tai čia kaip tik smagu būt. Gal kitiem reikia daug žmonių ar ko, nežinau, bet turėkit savo nuomonę apie viską. Ir nebūtinai, jeigu parašyta, kad neįmanoma daplaukti, nebūtinai ir neįmanoma. Tiesiog čia galėjom atplaukti prie medžio, pririšti kur nors valtį ir viskas. Jeigu įplaukti į užkandinę neįmanoma, tai nereiškia, kad neplaukti iš vis čia. Atėjom į pizzeriją. Pizzerija, maisterija kažkokia. Eisim pamėginti pavalgyti ir atsigaivinti. Čia Evaldo ir Rūtos dovana. Atėjom pavalgyti restoraną. Ponė išsirinka prabangų patiekalą kažkokią, tai dabar lapnos. Va, kaip atrodo šitą vietą. Labai gražiai. Moteris kažkokia susiraukus, o vyras normalus. Aha, pirmas susiraukęs žmogus. Aha. Nu šiaip gražu čia. Fain, blemam, nu vaizdas. Eina savo čia plaukiant su dingiu. Akis verkia iš grožio. Atneša, va, susiraukus visi mums visokie. Thank you. Visokių gerybių. Vandenį gersim.
Kažkas vėl pervedė pinigėlių, parašė, kad aliukui. Duosi man Tai nusipirkti. ačiū jum už tai ir aliukus. Na, jubiliate buvus. Kiek tu laiką gali švęst gimtą? Sėkmės. Sėkmės gyvenime. Let's go. O, ateina ir kiti patiekalai. Merci. Wow. Thank you. Va, kokia bacon pizza. Tai. Merci. Gal nori? Skanaus visiems. Matau jau, kad bus. Kai mes tokie išalkę, mums viskas labai skanu bus. O, reikia į padažą paprašyti. Taip, tai Vytautas su Luka valgys pizzas, o aš vėl bandysiu nacionalinį patiekalą. Tuna, marinuota laimo sultyse ir kokosų pienė. Vyksta paieškas atvirlaiškių. Kažką rado. Einam toliau, nepatinka poniai. Čia pagrindinė yra gatvė šitos salos. Visi čia neša savo gerybės, prekiauja. Mes aišku nieko neperkam lopai. Bet mes perkam iš parduotuvės. Parduotuvėje bananų panašus kiekis, beveik dvigubai pigiau kainuoja. Nežinau dėl ko taip yra, bet perkam ten, kur pigiau. Čia kažkokia parduotuvė. O ir pauskart su vyrais paimk. Šit gero. Jie švenčia visą mėnesį, čia joninės kažkaip. Ar kažkokią panašią šventę. Tai žodžiu, čia pasipuošęs vainikais moteris. O, grupė susėdus ir vanoja čia. Jana. Bugnelis ir, žodžiu, atsipalaidavę. Čia kažkur vėl atvirlaiškį matė Jan, nes mat neįtinka, bet kokie reikia, kad būtų gražus labai. Va, kaip visa Huahinė atrodo. Čia yra toks maršrutas, turbūt kažkoks žūt. Apvažiuoja aplinkui. Čia šiaip labai gražu, čia super. Bet mes važiavom va taip va. Čia užsukom ir grįžom va taip. Čia pavalgėm. Ne, čia nuvarėm į tos pas vanilę, o čia pavalgėm ir tada grįžom va pro čia. Nu, žodžiu, tvarkingas, gražus miestelis. Gražiai žmonės gyvena. Nepikti. Vakar laivas buvo atplaukęs naktį, visą naktį krovės. Tai šiandien dar važinėja su tam prekiam, čia dalinasi jie visu savo gėrius. O, vaiks kūzavę vežioja, kad saugiau būtų. Viskas, žodžiu, kaip priklausom. Atėjom į paštą, Jana į vidų nulindo. Ten vietos nelabai yra, žmonių daug. Laukiam pašto ženklų. Atvirukas. Nepraėjo nei 2 valandos, pavyko nusipirkti vaskilę, matai. Šitų pašto ženklų ir va, išeina į Lietuvą atvirukai. O mum reikia labai skubėti, nes palikti sweatermakeris įjungtas ir man jau neramu daras biškį. Kad
pridarys ten dalykų, visokių nesąmoningų įsimanų. Luka turi naują pareigą laive. Tai išdingia išsemti vandenį, kaip prilyja. Vakar mums labai patiko šita nardymo vieta, tai nusprendėme grįžti ten pat ir šiandien. Bet jau šiandien būsime nebe vieni, pilna turistų vandenį ir laivuose. Gavom naują spinakerį iš saugyklos. Dabar bandysim pasikeisti. Įdomu, ar viskas tiks, ar viskas gerai bus. Įtartinai kažko tai tyli bent tie, kur siuntėmų. Oi, pažiūrėkit, su kokiu maišu. Bet tai jisai kokius 5 kartus mažesnis už mūsų šitą. Nu, pažiūrėsim, kas čia gausis, žiūrėk. Nu, dabar tai atrodo čia kaip ir viskas labai gražiai. Spalvytės kokios. Na, jado. Kažkoks jisai labai jau toks mažas atrodo, nebent čia labai gražiai supakuotas. Pagal svorį tai vienas sunkesnis. Tai rimtesniam vėjui skirtus galbūt išbuvo. Aš užklausiau, nu, kiek maksimaliai galim su juo į kokį vėjų plaukti. Tai kol kas jokio atsakymo negau. Nežinau. Neįdant šainą. Pas kiniečių siuvam. Bet ką, žinau. Žiūrėk, yra ir šniuriukai siūti, kad pasitampyti. Viskas tik ir pakankamai normaliai atrodo. Ta medžiaga tai mūsų storesnė gerokai, bet nereiškia, kad jinai blogesnė. Nu, mūsų senas labai. Nežinau, kaip. Va, kontoros pavadinimas, Direct Sales. Ką, žinau, kokybė, tai atrodo, kiek aš suprantu apie tas būris. Blizga, nauja, gražu, čiaža, nežinau. Nu, tas mūsų storesnis daug. Bet negali žinoti, lietus, žiūrėk, kaip ateina. Ai.
Paskutinis mūsų vakaras šitoj saloj. Atvykom į paplūdimį pavakarot.